Sveiki. 1 valanda nakties. Ilga kelionė į Kairą prie piramidžių. Už mane stovi autobusas, šiek tiek parodysiu autobusą. Autobusas komfortiškas, Mercedesas, kaip matot. Va, su tokiu autobusu mes išvykstam į Kairą prie piramidžių. Eglutė jau sėdi. Ir visą naktį autobuse iki pat ryto mes su šito autobusu vyksim į Kairą prie piramidžių. Tai sėkit, tikrai laukiau tos kelionės į Kairą, į chaosą ir nufilmuosim viską, jum parodysim. Likit, neišjunkit. Saulutė teka, sustojom 10 minučių. Liko dar 2,5 valandos kelio. Liko porą valandų, linkėjimai iš Kazakstano. Das Kazakstano? Jo. You? Litva. Litvė? S Litvai. Policija sustabdė ir stato į konvojų. Visada važiuojam su policijos palyda nuo pat Šalman Šeicho. Pažiūrėkit, va, kiek autobusų. Ir vykstam toliau. Prieki mažesni autobusiukai, galima vykti ir su mažesniais autobusiukais. 45 kainuoja doleriai, o su didžiuoju 50. Labai komfortiškas, kėdės atsilenkia, tikrai geras. Čia visi absoliutiškai Mercedes autobusai yra. Tai va dabar sustatys į konvojų, nežinau kiek čia, 20 autobusų. Ir judėsim į Kairą. Laukia 17. Kiek mes čia turim valandų? 7:30. 17 šilumos. Debesuota. Vėjukas yra. Dar noriu pasakyti dėl to saugumo. Čia jie labai rūpinasi saugumu, turistų ir policijos automobilis prieki lydi. Kiekvienam autobusai yra ginkluotas apsauginis, ne tik su pistoletu, bet ir su automatu. Ir kodėl jie tai daro? Na, kažkada yra buvę išpoliai, beduinų tiesiog buvo užpuolę autobusą, ten atėmė pinigus, tai po to laiko jie labai tai žiūri rimtai. Ir čia mes važiuojam per dykumas ir yra tų pavienių beduinų, kurie gyvena bendruomenės tų. Ir buvo užpuolę liktai anglų autobusą prieš kažkiek tai metų, atėmė pinigus, ten dar kažką, nieko ten nenuskriaudė, neprimušė, nesužalojo, bet tiesiog apšvarino. Ir po to laiko čia yra tokia tvarka, nes tie keliaujantis beduinai, jie keičia tas vietas, jie pagyvena vienoj vietoje, kitoj vietoje, tokie klajokliai, jo labiau. Todėl ir saugo būtent nuo tų vietinių klajoklių. Aišku, jokios baimės, jokių užpuolimų ten pačiam Šarman Šeiche, nes jis yra aptvertas, betoninė siena, kaip matėt. Bet jau išvažiavus, kaip sakant, iš Šarmo, jau galima tikėtis visko. Jau ir į Kairą nuvykę mes jau pamatysim, kad filmuoti galima labai mažai kur. Mieste filmuoti praktiškai neleidžia, nes jau miestas ten netaip sutvarkytas ir netaip gražu. Ir jau teks kažkaip tai, na vis tiek stengsimės nufilmuoti.
nes esu matęs labai daug vaizdo įrašų ir YouTube'ai, kada kitų šalių turistai vyksta ir bandė filmuoti ir tiesiog, jeigu tu filmuoji žmogų gatvėje, negalima filmuoti gatvėje žmonių ir ypač pareigūnų. Tai jeigu jis iš karto pamato, kad tu filmuoji ir nepatinka, jam sušaukia policiją ir policija atbėga ir iš karto paprašo ištrinti viską. Jeigu tu nesutiksi ištrinti, tai gali atimti ir kamerą ir nusivežti tave į policijos skyrių ir ten ilgai ir nuobodžiai jam aiškinsi, ką tu čia veiki ir kodėl tu taip elgiesi. Kaire ten niekas nesicackina, ten jau į turistų žiūri visai kitaip. Tai reiks kažkaip tai atsargiai, nes būtent noris nufilmuoti to Kairo, to chaoso, būtent Kaire. Tai pasistengsim filmuoti atsargiai. Iš Azijos į Afriką įvažiavom. Taip jie sako. Dabar iš Azijos į Afriką jau yra muitinė, patikros, kariniai automobiliai ir taip toliau. Man čia tai tikrai, kad gali kamerą atimti, jeigu aš filmuosiu tos karius. Pabandysiu taip žemiau palaikyti. Egliai paduosiu, jeigu ką tave atims, mane paleis. Sakysiu, čia ne prie ko nepažįstu tavęs. Sueco kanalą. Per tunelį važiuosim. Sueco kanalą. Privažiuojame
Это подожди, на 10 минут, это после остановка, это один остановка на мечеть Султан Гарден. Хорошо? Давайте подожди на мечеть, это 10-20 минут максимум. Это давай пошли на автобус, это после остановка, это музей. Хорошо, это в музей, это по меня Нагид. Это музей по меня Нагид, говорит, Раша это очень хороший. Хорошо? Čia jie policijos nekviečia, kai viens į kitą įpuola, nes jeigu čia policija atvažiavus, čia juos ilgai tampo po policiją, aiškinasi ir jie specialiai policininkai taip daro, kad jiems praeitų norai kviesti policiją, tiesiog jeigu jie viens į kitą įpuola, jie ten pasikolioja, pasibarė ir išsiskirsto. Čia nėra kažkokia, kad čia kvies kažkokia draudimo kompanija ar dar kažką. Tiesiog policija nenori užsiimti čia tokiais dalykais, na, nebent tuo atveju, jeigu jau yra sužalotų žmonių, ar ten kažkas jau žuvo, rimta avarija. Bet šiaip, jeigu ten brūkšteli kažkam, tai ten nieks niekada čia nekviečia policijos. Viską aiškinasi vietoje. Daugiabučiai. Ant visų praktiškai yra kondicionieriai. Šarme pas mus irgi yra greičių matuokliai jau keletą. Aišku, vietiniai vairuotojai juos žino, kurioj vietoj, tai greitai primažino. Šiaip tai per miestą lekia ir 120 ir 130, na, ne ten, kur turistai vaikšto, bet jau šiek tiek už to centro vadinamo, ten 4-5 juostos būna, taip kad lekia jie netgi su autobusiukai 120 lekia. Gaila, kad negaliu pasakyti kas čia, nes čia tik tai jų kalba užrašyta. Technological Military College. Infantry Department. Taip, jau matom ir aukštesnius pastatus. Čia matote Gibraltaro vėliavą, taip blizga.
važiuojame į kažkokį siaurą gatvę rajoniuką, kaip matot jau ir šiukšlių pilna, automobilių tokių senienų galima pamatyti. Tarkim, ten kokių Peugeot ar Fiatų iš vis 70 metų, tokių 80 metų ir jie dar važiuojantis. Padangas montuoja. Kur šuo guli. Bananais prekiauja. Galėtų lėčiau važiuoti. Apelsinai, mandarinai, braškių sezonas, mango sezonas, apelsinų sezonas. Pravažiavom didžiulės plantacijas. Vis karts nuo karto pataiso kamerą, kad gražiau nufilmuotų. Jinai labai jaudinasi ir rūpinasi dėl jūsų žiūrovai, kad būtų gražiai nufilmuota. Va, kiek apelsinų ir mandarinų prikrauta. Ir bananų. Vietiniai čia jau. Ir labai daug šunų, labai daug šunų. Naujų automobilių centras, automobiliai antram aukšte. Atvykom į mečetę, eisim į mečetę. Čia mūsų draugai iš Kazachstano. Mes su Kazachstano grupė papuolėm. Oras geras, nei vieno debesiuko. Na ką, Eglutė, pasiruošusi mečetę eit? O ką prieš einant į mečetę reikia padaryti? Apsidengti. Nu, aš nežinau, aš čia prašys, nu turbūt prašys galvą. Pridengti greičiausiai galvą. Eglutė pasiruošusi mečetę eiti. Štai taip atrodo. Čia galima turbūt ir vaikščioti, bet reikia nusimauti avalynę. O. Aikštė didžiulė. Avalynę nusimovėm, užeinam. Mečetė kairė. Welcome. From this way, you can see Mihrab Sultan Beybar. Vyksta malda, nuostabu, nufilmuosim, pataikėm gerų laikų. Yra į kurią pusę parodyta melstis. Į kurią pusę rodiklės parodyta melstis. Viešbučiuose tai būna rodiklės ant kilimų, stalčiuose netgi. Tam, kad tiesiog žinotumėt, į kurią pusę melstis.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر Nu va, mečetėj maldelę atlikom, kaip sakant, dabar jau su Alacho palaima keliausim toliau. Kiek žinau, dabar keliausim į muziejų. Žinoma, šiandien keliausim ir prie piramidžių, bet tai bus į vakarą. Dabar keliausim į kažkokį tai muziejų. Štai ir chaosas, apie kurį kalbėjau. Štai ir žiguliukai važiuoja. Na ir kaip pereit gatvę. Matot, kiek dulkių, kiek dūmų, smarvės, dūmė. Čia yra Kairas, mėlėjai. Sveiki atvykę į Kairą. Каир. Каир, хороший Каир. Mes buvom mečetėj, o šitą mečetę pastatė, кто построил? Султан Бейбарс, казак. Казак, iš Kazakstano. Dėduška, vаш dėduška. Jų senelis pastatė šitą mečetę. Ir tai buvo pirmieji žygiai jų į šitos kraštus. Daug metalo, daug bačkų automobilių senų, kemperių apdulkijusių, krauna kažkas kažką čia ir čia kažkas vyksta, net neįsivaizduoju. Bet pagalvok, kiek čia yra dulkių, kai mes kvepuojam, nes čia viskas yra apdulkėję labai. Žiauriai apdulkėję, žiauriai. Visi namai, visos gatvės, viskas. Miestas paskendęs smogė, tokiam kaip rūke. Čia mato traukinius.
Įtariu, kad atvykom į muziejų. Atvykom į Egipto nacionalinį muziejų, eisim aplinkui ir turbūt į vidų. Na ir ką, viską rodysim. Gavau ausinuką, gausiu informaciją rusų kalba ir jums bandysiu atpasakoti, išversti. Национальный музей, который считается самым богатым музеем здесь на Востоке. Возраст этого музея 122 года. Посмотрите, музей основан в 1901 году. Этот дизайн, который перед вами, называется французский дизайн New Classic. Это французский дизайн. Naujoji klasika, prancūziškas dizainas. 150 тысяч экспонатов. Мы там будем с вами ходить 1 час. Valandą laiko vaikščiosim po čia. Antram aukšte Tutanchamono auksinio neleis filmuoti, sakė, o visą kitą galės filmuoti. Sako, ar nebijot mumijų žiūrėti, nebaisu, tai sako, einam. 3800 metų mumijoms. Šimtas 50 tūkstančių eksponatų. Pagrindinis akmuo kopija. Aš visko čia tiesiog nepasakosiu, pačią esmę parodysiu, nes čia kelias valandas filmuoti ir viską absoliutiškai rodyti čia. Aš neįsivaizduoju, ar kam įdomu. Esmė yra ta, kad kalba apie žmonės, kurie išsaugojo eksponatus, nes pradžioj buvo jie masiškai vogiami ir tiesiog prekiaujami. Борода – это знак царства. Второй знак – змея. Видно всем? Змея – это второй знак. Третий знак. Самый главный. Kur tu piniginę laikai? Su pasais. Aš tai taip saugau. Pats žymiausias Egipto valdovas. Ką reikia žinoti. Мы не едем в этот район. Мы с вами едем в город, называется город Гиза, где наши великие пирамиды. Почему все эти туристы заказывают эти пирамиды только у нас? Потому что пирамида Хеопса, она считается одной из 7 чудес света. Она самая большая в мире. Да. Она состоит из 2 миллионов и 300 тысяч главных блоков. Пирамида Хеопса с высотой 149 метров. И пирамида Хеопса основана без фундамента. Они в землю не копали, когда строили великую пирамиду. Там камень известняк. Там самый большой весит по 200 тонн из гранита. Их машина высоко 100 метров. Друзья, нас видите здесь.
milijonas. Поскольку фараон является сыном Бога, станет или становится Богом после смерти. Это и династия. Это Рахитеп и его жена Нефер. Рахитеп, уважаемые гости, который перед вами, это самый тупой человек в истории. Так и будет назвать здесь в истории, это самый тупой. Почему этот назвать его тупой? Потому что он отказался от власти Египта рода жены. После смерти брата, это кто стал Рахитеп? Рахитеп – это родной брат Хьюса. После смерти брата Хьюса ему предлагали стать фараоном Египта. Он отказался от власти Египта, потому что жена была без настроения. Она заставила мужа отказаться от власти Египта. Он тупой. Это, наверное, мой дедушка. Поэтому, же сюда поближе. Дело в том, что жена хотела спокойно жить. Жена – это кто? Зовут ее Неферта. Это не Нефертита. Неферта только... Не. Это только Неферта. Неферта обозначает имя Неферт. Красивая женщина в белом. Вот она. Нефертитя – это жена Эхнатона. А Нефертари – это жена Рамесиса II. Mumijas. Давайте вы сфотографируйте. Да, вас Žmonių milijonas, neįmanoma prieiti. No nie, tylko mają szkieleta. No właśnie. Ir kita mumija. Dentro di suata ultimo era uno. Avalynė. Lovą einam pažiūrėti. Kokiuose lovose miegodavo. On a trouvé le numéro 1.
этих великих пирамид 3 картуша, 3 амулета, они там рассыпаны прямо на камнях. С этой даты мы начали их называть Хеопса и Хефрен Эмикрен. Имя Хеопса обозначает «Бог окно меня защищает». Пирамида Хеопса находится сразу на поверхности без фундамента. Пирамида Хеопса 228 метров на 203. Ваша мечта сбылась, ура! Посмотрели пирамиде? Едем домой. Sako, piramidės pamatėt viskas, galim važiuoti namo, nes čia matas šiek tiek. Va. Dabar važiuojam valgyti. Po valgymo į piramidės. Это казахи строили. Которая без вершины в правой стороне. Это самая большая. Которая с высокой видова. Это с его. Пункт также видова. Папа, с его. Taip. Taigi atvykom į piramidės ir einam tikrinti, kaip jos buvo pastatytos. Kaip jos buvo pastatytos. Va, viena piramidė. Va, dar mažas. Ir dar viena piramidė. Ir einam arčiau. Like picture the camel? No, thank you. 1 million camel. No. $1 million. $1 million. One picture the camel, $1 million. Where from? Litva. Kafenio. Taip. Einam link piramidžių. Išsiaiškinti vis dėlto, kaip jos čia buvo pastatytos. Dar kartą pasikartosim, kad akmenys svėrė kai kurie 200 tonų. Ir tuos akmenys užkelt į patį viršų, na nežinau, užmuškit mane, aš nepatikėsiu, kad tai žmogus tuomet galėjo su kažkokia tai technika. Kokia technika? Kaip? Ir iki šiol nėra atsakyta į tą klausimą realiai. Yra visokiausių versijų, visokiausių pasakojimų, bet atsakyta konkrečiai į tą klausimą ir nėra. Prieisim arčiau, pažiūrėsim, kaip tie akmenys sujungti, koks tikslumas yra. Va. Nu, pažiūrim. Pažiūrėkit, koks tikslumas. Kaip suleista. Va. Matot? Kokie dydžio akmenys. Koks didumas. Čia žmonės užsilipę, filmuojasi, fotografuojasi. Pabandysim apeit, kiek čia įmanoma. Jūs pasakykit, kaip tokį akmenį galėjo užkelti ten į viršų, tarkim, matot kokią dydžią. Nu pažiūrėkit, nu kaip galėjo jį užkelti. Ir dar, kai mes buvom dabar Kairo muziejuje, ne nacionalinėme, kuriame ten iškasenų daug, papirusų ir taip toliau. Žinot, ko nemačiau? Patent tuose piešiniuose, papirusuose, tuose raštuose, ko nepastebėjau, nes paskutinė versija yra, kad Nilas turėjo atšaką, jinai dabar išdžiūvus, jos nebėra ir ta atšaka čia buvo suplukdyti tie akmenys. Na tai jeigu vyko tokios grandiozinės statybos, tai logiškai kalbant, turėjo būti ir atvaizduota tai kažkur, ne? Šitos statybos. Bet šitų statybų nėra atvaizduota. Nei laivų,
nemačiau, kuriais buvo, tarkim, plukdoma, ne, turėjo būti visas tas statybų procesas atvaizduotas. Aš jo kažkodėl nerandu. Vaikščiau šiandien po tą nacionalinį muziejų, vaikščiau ir aš neradau. Neradau, kad būtų kažkokie tai piešiniai, vadinkim tie, kuriuose būtų pavaizduota kaip statoma. Bet aš ką pastebėjau, kad tuose piešiniuose, vadinkim, štai liaudiškai, kaimietiškai, daug mačiau nežemiškos kilmės, labai panašius į žmonės, atvaizduotus tokius žmogeliukus, ne? Aš juos mačiau, nuo pat pradžių bus įrašas paskelbtas YouTube'ai, nuo pat pradžių tik prasideda reportažas ir nuo pat pradžių matysit tuos žmogeliukus, ne? Ir šiaip visokių kitokių būtybių su rankom su kojom. Kai kur internete galima rasti, bet sako, kad jų muziejuje nebėra eksponatų, kuriuose pavaizduotas yra ir skraidančios lėkštės. Tai vis dėlto peršasi nuomonė, kad čia nežemiška civilizacija padėjo jiem statyti šitas piramidės. Tai va, mėlėjai, tokia transliacija iš Egipto, iš Gizos. Osvalborm, lipk į viršų. Nu jo. Jo. Ir tiesiogiai nedarau ir filmuoju. Užlipti ne kažką. Bandysim dar apeiti. Taip, vėjukas pučia. Oi, koks dydis. Oi. Oi, koks didelis. O ten matote Gizos miestą priekį. Leidžiasi saulutė už piramidės. Taip, leidžiasi saulė, pareinu iš galo Sfinkso, Gizos Sfinksas. Ir pažiūrėsim, kaip atrodo iš priekio. Kyla tokia kaip smėlio audra, saulė leidžias, kaip matot. Oras toks labai jau. Ir iš paskos, aišku, eina va kupranugariai. Gerai, apeisim iš kitos pusės. Leidžiasi saulė, matom piramidės ir didįjį Gizos Sfinksą. Tai gulinčios Sfinkso mitinės būtybės su žmogaus galva ir liūto kūnu. Kalkakmenio statula. Galima pritraukti dar šiek tiek, kaip atrodo. Iš galo nufilmavau šiek tiek. Čia šiaip labai daug žmonių dabar fotografuojasi, nes saulė leidžiasi, o toks vaizdas atsiveria. Žiūrėkit, iš kokių luitų pastatyta, kokio dydžio. Na, ar gali žmogus... Na gerai, čia dar ne aukštai, bet į viršų užkelti tokius. 200 tonų vienas sveria, kaip čia tas sakė gidas. Aišku, aš nesvėriau. Nežinau, kaip sveria. Vaizdas gražus bendras. Ypač, kai saulė leidžiasi. Štai ir pabaiga iš piramidžių. Gaila, kad tik tiek
teko įlysti, na, bet vis tiek fiksuokim, kad viduj šiek tiek pabuvojom. Viskas, baigėsi mūsų apsilankimas prie piramidžių. Gizos mieste esam, čia autobusai dar atvežė turistus tų aliejų papirkti ten. Pusę valandos yra laiko. Tai galvojau dar išeisiu atsisveikint. O kaip jie veža. Atsisveikint su miestu, pafilmuosiu judesiuką. Čia tiesiog veža žmonės apsipirktos aliejus. Ten, iš tikrųjų, ten savigaina, tai ten ant paprasto aliejaus bazės jie yra padaryti tie aliejai. Beveik visi tenai kvapų biškai įlašinta ir viskas, jie ten prekiauja už belė kiek. Kas kiek sugeba parduoti buteliuką, vieni už 40 eurų, kiti už 4 tą patį parduoda. Tai ten iš tikrųjų, liaudiškai sakant, tie visokie ten tie aliejai, tai ten nieko rimto nėra. Nieko ten rimto nėra, va čia nefertyti. Čia visus kviečia, ten nemokam arbatą, kava, prezentacijas, po to makaronų kabinimai ir jie neblogus gauna tipsus, kaip sakant, tie gidai, kurie atveža čia apsipirktos autobusais. Jiem ten nuperka už 400-500 eurų bendrai nuo autobuso, tai jiem ten kokį 20 eurų. 20 eurų ir atmojuoja. Tai tie 20 eurų gidui plus yra visai normalūs pinigai. Tai va, jie taip ir uždarbiauja iš tų turistų. O čia mes matom tos tokių, čia mes esam tokiai siauroj gatvytei, tie kamščiai. Ir kas įdomiausia, kad čia nepavyko man pavaikščioti po Kairą po patį Kairą, bet kamščiai tai baisiulingi yra. Triukšmas, marvė, chaosas. Nežinau, kaip man reiktų čia priprasti gyventi, patys girdit. Ir taip pastoviai, ir taip vyksta pastoviai. Einu tam pažiūrėti. Toliau nuo triukšmo gal šiek tiek. Pažiūrėkit, atkreipkite dėmesį į automobilį. Žiūrėkit, lempos galinės. Nėra iš vis šitų lempų. Nėra automobiliai. Va čia galima pamatyti automobilių nuo naujausių. Galima, mačiau Mercedesus naujus. Bet tokių senienų, kad aš nežinau. Nu, jie ten 60 kelintų metų, 70 metų. Šiaip tai visur šiukšlės, žinokit, mieste totaliai, absoliučiai. Visur šiukšlynai, visur šiukšlynai. Upę plaukiam, tai ten tas mūsų apsauginis neleido filmuoti, nes ten pilna šiukšlių buvo vandenį. Jie neleidžia filmuoti, nes aš dabar šiaip tai pabėgau nuo jų. Jie ten nubėgo tos aliejus makaronus kabinti. O aš tiesiog nejau vidų ir išėjau savarankiškai dar pasivaikščioti. Žiūrėkit, žiguliuką kokį apėjau. Žiūrėkit, stovi koks žiguliukas. Žigulis be lempų irgi. Bet čia važiuojantis, naudojamas. Kiekvieną dieną dar stovi. Ir pilna va šunų. Pilna šunų. Jie tokie geriečiai. Tai va toks pasivaikščiojimas dar čia siaurom gatvelėm, čia jau ne centre. Nes tas būtent aliejų. Naktį, žiūrėkit, jie važiuoja visiškai be šviesų. Jie pipina. Neaišku kam, dėl ko jis čia pipino. Nei čia priekį kas stovėjo, nei ką. Lempas susideda į priekį belė kokių spalvų. Na, čia kažkokios melsvos lempas, bet būna žalių, tokių mėlynų, raudonų, žalių su geltonom, blykčių. Nu, va, žiūrėkit. Štai jums pavyzdys. Ką tik pasakiau. Arba žiūrėkit, kiam lempom parvažiuoja. Tiesiog Lietuvoje imtų technikinę panaikintus tokiam lempom. Vieną dega. Ten iš vis rodžiau be lempų. Va čia tokia... O, čia kažkokios stiprios šviesos. Pablykčia. Nu, va toks gyvenimas yra. Va toks gyvenimas. Čia esam Giza, čia už upės iškart yra Kairas.
kaip sakant, upė skiria 2 miestus. Gizai gyvena virš 8 milijonų žmonių. Mūsų gidas sakė, greičiausiai sako, kad bus ir virš 10. Tai va, tokia situacija yra Kaire, Gizoj prie piramidžių ir baigia mūsų šiandien kelionę iš Kairo, iš Gizos. Ir ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės ir laukit kitų serijų. Kitose serijose taip pat turėtų būti įdomių dalykų, lankomų objektų, kuriuose taip pat filmuosim ir viską jums rodysim. Tai dar kartą ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad palaikot mūsų veiklą, palaikot mūsų kelionės, prisidedat prie jų, kaip tai padaryti po vaizdo įrašų apačioje. O šiam kartui sakau ate. Өзіңді сүйіп қалып, қане бірге! Сезім үшін, бәрін қиып кетемін сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, жәудіреген бір сенің көзің үшін. Бірақ арман, сені барлық шуақтан құрып алған. Мөлдіреген көзің беймал аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.